Šiandien kalbėsime apie tiesinius algoritmus ir pirmiausia atsakysime į klausimą, kokie algoritmai vadinami tiesiniais. Tiesiniais vadinami algoritmai, kai veiksmai atliekami jų surašymo eilės tvarka. Pavyzdžiui, jeigu A reikšmė yra lygi 5, o B reikšmė yra lygi 7 ir S reikšmė yra lygi A ir B sumai, tai mes jau turime tiesinio algoritmo pavyzdį, nes pirmiausia yra aprašoma kintamojo A reikšmė, po to aprašoma kintamojo B reikšmė ir skaičiuojama tų dviejų kintamųjų suma S. Taigi, šiandien mes išmoksime tinkamai aprašyti kintamuosius ir jų tipus, įvesti pradinius duomenis klaviatūrą, taip pat atliksime paprasčiausius veiksmus su sveikaisiais ir realiaisiais skaičiais, gausime rezultatus ir išmoksime tinkamai pateikti gautus rezultatus kompiuterio ekrane. Taigi, suformuluokime užduotį. Užduotis būtų tokia: sukurti mini skaičiuotuvus atliekančius pagrindinius veiksmus. Tai yra sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą su sveikaisiais ir realiaisiais skaičiais. Taigi, atverkime programą ir pavadinkime šitą programą skaičiuotuvas 1. Programa atliks veiksmus su sveikaisiais skaičiais. Na ir skaičiuotuvas 1 ir pirmiausia aprašykime programoje naudojamus kintamuosius. Kintamieji pradedami aprašyti naudojant žodelį var ir išvardinkime du skaičius A ir B, tai bus mūsų sveikieji skaičiai, sveikųjų skaičių tipas integer ir dar aprašykime vieną kintamąjį, kuris reikš mūsų rezultatą, tai bus sumos kintamasis. Jisai irgi vadinsis, turės tipą integer. Na ir paprašykime, kad kompiuteris ekrane parodytų prašymą įvesti A ir B reikšmes. Įveskite A ir B reikšmes. Na ir pabandykime įvykdyti programą. Bandome vykdyti programą, kompiuteris tik tai sako įveskite A ir B reikšmes, laukia, paspaudžiame Enter klavišą ir programa darbą baigia. Dabar įvestas reikšmes paprašykime įsiminti. Norėdami įsiminti įvestas reikšmes, turime rašyti skaitimo sakinį riddle A ir B. Na ir vėl pabandykime įvykdyti programą. Vykdome programą ir prašome, tarkime, A7, norime įvesti A reikšmę lygią 7, taip, ir B reikšmę lygią 5. Ir vėl kompiuteris baigia darbą. Na ir parašykime priskyrimo sakinį, kuriuo bus skaičiuojama kintamojo S reikšmė. Tai priskyrimo sakinys būtų rašomas taip. Kairėje pusėje rašomas kintamasis S, rašomas priskyrimo operatorius, tai dvitaškis ir lygybės ženklas, na ir paprašykime A plus B. Na ir vėl įvykdome programą. Vėl įvedam, tarkim, A7, B5 ir kompiuteris laukia, kol paspausime Enter klavišą ir vėl programa darbą baigia. Jokio rezultato ekrane mes dar nematome. Na ir pabandykime išvesti apskaičiuotą rezultatą. Pabandykime išvesti rezultatą, parašykime kabutėse žodelį suma, uždarykime kabutes, dėkime kablelį, nurodykime kintamojo, kurio reikšmę skaičiavome vardą ir parašykime skliaustelius ir sakinį baikime kabliataškiu, vėl paleiskime vykdyti programą. Ir vėl įvedu 7 ir 5 ir štai prašom rodo, kad suma yra lygi 12. Dabar pabandykime užrašyti, kad mums parodytų A reikšmė, tai yra 7 plus 5 lygų 12. Na ir pabandome. Pabandykim užrašyti. Rašau žodį
A kintamąjį, tada vietoj žodžio suma kabutėse parašau pliuso ženklą, toliau vėl dedu kablelį, rašau kintamojo B vardą, vėl kabutėse rašau lygybės ženklą, kabutės uždarau, dedu kablelį ir rašau kintamojo S vardą. Vėl įvykdykime programą. Na ir įveskime 5 ir 7 ir 7 plus 5 yra lygu 12. Vadinasi, mūsų programa veikia teisingai. Mūsų programa veikia teisingai, tai dabar mes galime papildyti programą, kad jinai skaičiuotų ne tik tai sumą sveikųjų skaičių, bet ir skirtumą, taip pat sandaugą. Pradžioj tuos veiksmus išmokime teisingai ir gražiai aprašyti. Dabar aprašydami kintamuosius stenkimės rašyti gražiai, stenkimės laikytis rašybos taisyklių. Na ir aš aprašiau dar 2 kintamuosius. Skirtumo kintamąjį SK pavadinau ir sandaugą SN pavadinau. Ir vėlgi parašykime, kad skirtumas priskyrimo ženklas būtų A minus B ir dedame kabliataškį. Toliau aprašykime sandaugą. Sandauga yra lygi A kart B ir dedame kabliataškį. Na ir dabar reikėtų gražiai išvesti tuos rezultatus. Paimkime, nukopijuokime Write-Down sakinį dar 2 kartus ir tuomet pakeiskime taip pliuso ženklą į minusą. Vietoj sumos rašome skirtumą, vėl pliuso ženklą į sandaugą ir vietoj sumos rašome sandaugą. Vėl paleiskime vykdyti programą. Na ir įveskime 7 ir 5. Štai matote, 7 plus 5 lygu 12, 7 minus 5 lygu 2, 7 kart 5 lygu 35. Dirbant su sveikaisiais skaičiais mes galime gauti dalmens sveikąją dalį ir liekaną. Na ir aprašykime, kaip gausime dalmens sveikąją dalį ir liekaną. Paimam, užrašom, tada pasiimam, susitvarkom gražiai su kintamaisiais, dar truputėlį. Štai dabar gražu, dalmens sveikoji dalis gaunama naudojant div operaciją. A div B išskirs dalmens sveikąją dalį, na, o liekaną išskirs operacija mod A mod B. A mod B ir tada paimsim dar kartą, nukopijuojam vieną kartą ir dar vieną kartą. Tai čia parašykime A div B ir čia parašykime, kad mes skaičiuosime dalmenį, o čia parašykime mod operaciją ir čia skaičiuosime mūsų liekaną. Skaičiuojame liekaną ir paleidžiame vykdyti programą, pasižiūrim, ką gausime. Vėl paimkime tuos pačius 7 ir 5. Pirmosios operacijos mūsų jau aptartos, dabar 2 paskutinėsias dar kartelį aptarkime. Jeigu mes 7 daliname iš 5 ir imame dalmens sveikąją dalį, tai gauname vienetuką, o jeigu 7 daliname iš 5 ir imame liekaną, norime gauti liekaną, tai gauname dvejetuką. Skaičiavimai atlikti teisingai. Tai šitaip mes darbuojame su sveikaisiais skaičiais. O dabar paimkime, pervadinkime šitą programą vardu skaičiuotuvas 1. Skaičiuotuvas 1 programa jau mums atliks veiksmus su realiaisiais skaičiais. Keiskime duomenų tipus. Rašykime vietoj integer, rašykime real. Real duomenų tipai. Rašom real duomenų tipus ir dabar, dirbant su realiaisiais skaičiais, mes jau turėsime tik tai vieną dalybos operaciją, jau liekanos nebebus, sveikoji dalis ir liekana atskiriama tik tai dirbant su sveikaisiais skaičiais, visą šitą palikim, suma gerai, skirtumas gerai, sandauga gerai, dabar čia pakeiskime ir naudojame įprastą dalybos ženklą. Tai išvalykim nereikalingą sakinį, taip pat irgi išvalykim nereikalingą sakinį ir vietoj div parašykime paprastą dalybos ženklą. Na ir pabandykime išvesti rezultatus.
Paleidžiame programą vykdyti ir vėl tas pačias reikšmės 7 ir 5. Matote, kaip pateikiamas rezultatas. Kadangi mes dirbame su realiaisiais skaičiais, tai rezultatas pateikiamas standartinė forma, standartinė išraiška. Tai būtų 7 padauginta iš 10 nulinių. 10 nulinių tai būtų vienetas, o mums rašo 7 padauginta iš 10 nulinių. Lygiai taip pat ir visi kiti. Kaip dabar nuo to išsivaduoti? Norėdami nuo to išsivaduoti, mes suteiksime skaičiams tam tikrą išvedimo formatą. Tai yra, išvesime skaičius tam tikrų formatų. Aš rašau šalia kintamojo A, nurodau, kiek pozicijų skirta mūsų skaičiui. Na, sakykime, 6 pozicijos. Ir nurodau, kiek aš norėčiau matyti po kablelio. Tarkime, norėčiau matyti 2 pozicijas po kablelio. Lygiai tą patį pakartoju skaičiui B, taip lygiai tą patį pakartoju skaičiui B ir lygiai tą patį pakartoju kam? Pakartoju rezultatui. Sutvarkau visą šitą dalyką, o dabar, kai mes jau įgudome, paimkime, Ctrl+C padarykime ir nukopijuokime šituos formatus visiems kitiems kintamiesiems. Taip, Ctrl+V nukopijavau vienam, aišku, norėtųsi, kad viskas būtų gražiai, kad kodas atrodytų gražiai, Ctrl+V nukopijuoju B, nukopijuoju skirtumui, toliau vėl nukopijuoju kintamojo A formatą ir vėl kintamajam B suteikiu formatą, taip pat sandaugą sutvarkau, na ir su dalmeniu lygiai tuos pačius veiksmus atlieku. Dar kartelį primenu, kad tas šešetukas parodo, kiek pozicijų yra skirta atsakymui, o 2 parodo, kiek ženklų rodyti po kablelio. Na ir dabar paimkime mes, vėl įvykdykime programą, vėl įveskime 7 ir 5. Na ir štai matote, kad labai gražiai mes matom 7 plus 5 lygu 12, 7 minus 5, 2 ir 7 padalinti iš 5 jau gauname rezultatą 1 sveiką ir 4 dešimtasias. Tokia būtų programėlė atliekanti pačias paprasčiausias aritmetinės operacijas su realiaisiais skaičiais. Tai mes dabar jau mokame atlikti veiksmus tiek su sveikaisiais, tiek su realiaisiais skaičiais. Na, pasižiūrėkime, ką dar siūlo mūsų vadovėlis. Jeigu jums reikia dar ką nors pasitikslinti, jūs galite paskaityti vadovėlį. Vadovėlyje yra informacija apie kintamuosius ir kintamųjų reikšmes, yra informacija apie tai, kaip kintamieji įvedami, kokie sakiniai rašomi įvedant kintamuosius, kas yra priskyrimo sakiniai, kaip užrašomi priskyrimo sakiniai, kaip atliekami veiksmai su įvairių tipų kintamaisiais. Na štai pavyzdžiui, aš dabar trupučiuką pakeliu, va čia va matosi priskyrimo sakinys, kaip yra užrašomas, kad simbolis dvitaškis ir lygybės ženklas žymi priskyrimo operaciją. Dar reikia paminėti, kad dvitaškis ir lygybės ženklas yra tarpusavėje susiglaudę, jie myli vienas kitą. Na ir aritmetinės operacijos, kaip mes jau ir kalbėjom, dirbant su realiaisiais skaičiais, yra pagrindinės 4, tai sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Na ir va štai schemoje pavaizduota lentelė labai gražiai parodo, kaip atliekami veiksmai ir kokio tipo gaunamas rezultatas dirbant su sveikaisiais ir su realiaisiais skaičiais. Ir čia aiškiai mes matome, kad jeigu sveikąjį skaičių daliname iš sveikojo skaičiaus naudodami tą tokį įstrižą į paprastą mums įprastą dalybos ženklą, rezultatas yra realusis skaičius. Apie santykio operatorius mes dar kalbėsime vėliau, kai nagrinėsime sąlyginius sakinius, bet čia yra nurodyti ir loginių reiškinių teisingumo lentelių ir gautų reiškinių skaičiavimo rezultatai. Yra nurodyta, kaip duomenys įvedami ir rezultatai išvedami į ekraną, kaip nustatoma, bet aiškiai matosi, kad
pradedama skaičiuoti atbulai iš dešinės į kairę ir jeigu, pavyzdžiui, lieka tuščių vietų, tai ir palieka tuščios vietos. Tai jau pastebėjote rašydami programą. Ir kaip aš jums minėjau, kad pirmasis skaičius nurodo, kiek pozicijų skiriama išvedamai reikšmiai, o antrasis kiek ženklų išvesti po kablelio. Na ir dabar dar ką galima pasižiūrėti. Kai mes kalbėjome apie standartinę išraišką, tai standartinė išraiška, laipsnio pagrindas, tai simbolis, neišsigąskite, jeigu tokį pamatysite vykdydami programą. Ir po to rašomas sveikuoju skaičiumi išreikštas laipsnio rodiklis. Aš manau, kad jūs visą tai išbandysite, kurdami programėlės pamokėlių užduotims spręsti. Tikiuosi, kad šita pamokėlė jums buvo visai nebloga ir linkiu didelės sėkmės atliekant pirmosios pamokėlės užduotis.